Kviečiu kartu su manim išbandyti miofascinio atpalaidavimo mankštą. Taigi reikės šiandien rolo ir pradėsim nuo viršutinės dalies, klubo sąnario, dubens atpalaidavimo raumenų ir šiek tiek kojų. Taigi pradžioje pabandysim atpalaiduoti šitą sritį. Tai kad imam rolą, gulam ant šitos vietos. Kita kojytė sulenkta ir bandom praroluot, šiek tiek pasispiriam vieną koją ir tai nedidelis yra judesiukas, aukštyn žemyn, išilginiam skaidulom ir tada šiek tiek į šoną, tarsi skersai, skersinės skaidulas. Ir dar galim skersinės ir išilginės. Ir truputėlį praeit per hamstringus, šiek tiek toliau pasidėt ir galim aukštyn žemyn kelis kartus ir padaryti tokią gyvatėlę. Gyvatėlę ir sugrįžt tokį zigzagą. Ir pajausit, kad truputėlį tarsi minkom keturgalvį raumenį ir dar vieną kartą ir sustojam ir dabar prieisim prie atvedančiųjų raumenų ir šoninės dalies. Tai dedam rolą po klubu, va čia klubo viršus kauliuko. Ir kojytė gali būti šita tiesi, šita sulenkta ir nedidelis masažas. Kiekvienos vietos masažas tai būtų gerai kokį 30 sekundžių iki minutės. Ir skersai. Ir čia skersai ypač atgal labai gerai. Iš karto, labai gerai jaučiasi. Toks, į nugarinę. Čia visi raumenukai. Ir dar. Ir dabar šiek tiek galima leisti, šiek tiek šoną. Taip. Ir vėl kojytė tiesi ir šiek tiek šonelį. Ir vėl galima zigzagą daryti. Zigzagas žymiai efektingiau. Ir dar kartelį. Ir grįžtam. Ir tada dėsim ant išilgai rolą. Sėdam ant jo. Dabar dirbam viską su dešinė koja. Ir tarsi per tarpvietės vidurį pasidedam, einam per sėdynkaulį ir iki hamstringų prisikabinimo vietos. Ir grįžtam. Ir roluojam. Ir čia. Prajaučiam, nedidelė amplitudė. Ir grįžom. Ir dabar vėlgi galima pavyniot kojytę kitą skaidulų kryptim. Ir tada jau pereit, atsisės tiesiai kojytę, kitą kryptim rolas stovi. Ir va čia, hamstringų visai ten einam prie hamstringų prisikabinimo vietos. Išilginam ir į kitą pusę. Geras toksai šitas. Ir leidžiam per visus hamstringus. Ir vėlgi padarom gyvatėlę arba zigzagą. Leidžiam kojytei. Sukam ją. Ir dar kartelį. Gerai. Ir dabar pabandysim šitą zoną vidinę
pritraukiamosios šlaunies raumenukus, jinai gan didelė ir svarbi. Tai sėdam ZZ padėtis ir pasidedam visiškai prie sėdinkaulių. Ir va čia, labai kol kas nedidelė amplitudė. Ir vėl į priešingą pusę skaidulas. Vyniojam, galim pakelt net kūną. Tai čia prie sėdinkolio, viskas arti. Gerai. Ir dabar jau pilnai galim vidinę pusę šiek tiek daugiau praeiti. Ir sustojom arti keliuko, arti kelio. Ir čia vidinę kelio pusę pamasažuojam, čia dažniausiai irgi yra įtampų. Ir lygiai taip pat kita skaidulo kryptim. Puikiai. Ir viską mes darėm su dešinė koja. Ir tada galim atsistoti, pakratyti kojytę, vieną kitą. Ir pasižiūrėti, koks dabar visiškai pasikeitęs raumeninis ir sąnarinis visas kojos darbas. Jinai lengva, kai išsiplėtus atrodo. Tai rekomenduoju tada kitą koją lygiai taip pat prasivoluot ir tai daryti, pabandyti kiekvieną dieną, o po to atlikti keletą kažkokių stabilizuojančių pratimų. Ar iš kantienikos, ar iš pilatės, o dubeniui kojom.